Češį radai. Kiekvieną dieną girdžiu daug kartų šitą pasisveikinimą. Nes eini piligriminiu keliu, kur praeina per šventės tūkstančiai, gal ir milijonai žmonių. Ir visur įprasta pamačius maldininkus einant piligrimų keliu, sveikinti su jais. Visi sako radai, o tu atsakai radašiam. Ir dažniausiai sudeda netgi rankas namaste, išreikštami pagarbą tiems maldininkams, piligrimams, kurie eina šito piligriminiu keliu. Parvažiuojančios mašinos irgi šaukia radai. Motociklistai parvažiuojant irgi radai. Tai kad nenustojant tu girdi šventus vardus. Ir turi atsakyti radašiam. Taip kiekvieną dieną praeina. Keliaujant po Vradžą, po šventas vietas. Vakarė. Įspūdinga turėjau patirtį prie kaimelio, kuriam buvom apsistoję pas Bržebasius gyvenome. Vakarė išėjom pasivaikščioti už kaimelio ribų ir pamatėm nedidelę šventiklėlę. Ir jau temstant praktiškai vakare užėjau į tą šventiklėlę ir kaip tik Babadžas atlikinėjo aratį Šivai, o po to Hanumanui. Tai patalpos buvo tokios, tamsu buvo patalpose, tik tai su lampada, kurią jisai atlikinėjo aratį, tai su švieselėmis, su žvakutėmis, kuris dega ir kairį rankų laikydamas skambutį skambėjo. Tai taip labai mistiškai atrodė tas visas ritualas, kurį atliko. Įspūdingas toksai. Ir labai taip užgriebintis už širdies tiesiog. Nes tokiose vietose, kur mažai kas ir užeina, tiesiog vietiniai namų dievybės turi žmogus ir jomis tarnauja. Ryte iškeliavome pakankamai vėlai ir paėjus gal kokius 5 kilometrus buvom pakviesti vėlyvų pusryčių pas vietinius Bržebasį. Tai jie pagamino kičiorį. Tai yra toks tradicinis indiškas maistas, tai paimamas bliniukas iš tešlos padaromas, į vidų įdeda kažkokios tai šitų prieskonių. Čia buvo bulvės dar su visokiam žolelėm prieskoniais ir panašiai kaip koldūną pas mumis, kai virtinukas sulanksto, bet čia suploja ir padaro tokį kai mažą bliniuką ir įmeta į verdantį aliejų ir tam aliejui iškepa. Radašiam. Ir tam aliejui. O čia buvom namuose, kur gamino visą šitą maistą, tai buvo tenai gy aliejus, kuriame darė šitos kičiorį. Tai pasodino mumis 3 ir dar vienas Babadžis su mumis buvo ir dar vienas svečias pasodino, atsisėdom ant grindų ir tais kičioriais mumis užmaitino tiesiog. Danešdavo karštus, ką tik iškeptus jos ir labai skanus buvo, neišpasakytai skanus. Tai nežinau, kiek aš tai prišvičiau. Daugiau negu 10 tikrai. Buvo dar jogurtas, tiksliau ne jogurtas, rūgpienis ir buvo toks troškinukas. Labai skaniai pavalgėme ir iškeliavom apie
prieš pietus apie 11 valandą iš to miestelio. Toliau piligriminiu keliu. Nedaug paėjus, gal kokią valandą paėjom ir ieškojom, kur apsistoti, nes jau vidudienis ir pradeda karštą darytis, tai reikia ieškoti vietos, kur paslėpti nuo saulės. Radošiam, kad saulė tiesiog neiškepytų tave, nes ant tiek stipri saulė, kad kai pas mus turbūt karščiausia vasaros diena, pavėsy gali būti. Tai paėjus gal kokie 3-4 kilometrus suradome šventyklėlę tokią prie kelio. Užėjome į kiemą, bet nieko ten nebuvo, vartai atrakyti buvo, tai įsitaisėme ir įsikūrėme tiesiog pavėsyje, nes visi su malonumu priima piligrimus, kurie eina šito piligriminiu keliu ir tiesiog džiaugiasi, kad jie užeina pas tavį svečius ar į namus, ar į šventyklą, nes palaiminimą duodi jiems ir jie tau duoda. Vakaras dabar jau 8. Tai biškį nuilsėsim. Tai va, tai sugrįšiu prie to šventyklėlės, ten buvo mano šventyklėlė, babučio irgi to nebuvo vietinių, kuris ten rūpinasi. Tai biškį prisnūdau, prabudau, žiūriu, vienas atėjęs toksai senolis, jeigu mes jį pamatytumėm pas mus Lietuvoje ar Europoje, tai skaitytumėm, kad jis bomžas, bradega tiesiog. Radošiam. Ir nekreiptum dėmesio, bet Sadu, su kuriuo aš keliauju, sako, paimk vandens, jam atnešk. Tai pyliau vandens, atnešiau vandens, jisai godžiai tai išgėrė, sako, dar atnešk. Aš norėjau paimti tą katiliuką iš lotą. Tai lota tiesiog kaip stiklinė tokia, bet biškį kitokios formos, patogesnė gerti. Jisai sako, neduoda man tos lotus, aš nesupratau kodėl. Jis va sako, paim šitą lotą iš mano tašės, aš paėmiau tą lotą, jinai smėlėta tokia. Tai Sadu, su kuriuo sako, nueik išplauk tą lotą ir įpilkiam švaraus vandens atsigerti. Įpyliau švaraus vandens atsigerti, atnešiau, įpyliau į tą lotą, iš kurios jis gėrė, jisai atsigėrė ir paėmė likutį vandens išpyrė ir tą lotą išmužiojo smėliu. Radošiam. O kodėl tai padarė, vat klausimas, nes kiekvieną dieną gauni kažkokias tai pamokas ir kažką tai sužinai naujo, ką mums europiečiams kartais nesuvokiama, nesuprantama. Jisai gėrė iš tos silklinės prisilietęs lūpomis šlotos ir kad kitas negertų specialiai išmuzojo smėliu, kad prieš tai įsiplautų vandenį, nes vanduo nuplauna visą nešvarą. Tai vat toks įdomus dalykas. Pailsėję kiek, pajudėjome toliau, nes laukia dar nemažas kelio gabalas, dar reikėjo apie 10 kilometrų nueiti. Apie 4 valandą išėjom, nes buvo debesis, užstojo saulę, tai nebuvo tokio karščio, tai galim buvo be problemų judėti. Paėjus kažkiek užsinorėjau šlapintis ir prie pat yra vandenvietė, dar kitai vadinamas hidrantas ir medis stovi. Aš norėjau jo atsitūpti, šlapintis. Mano Sadu sako, ką tu darai? Sakau, noriu šlapintis. Tu sako, ką darai? Sako, šlapintis, sakau, noriu. Sako, čia medis yra. Sakau, ir kas? Sako, yra šventas medis. Sako, apie šventraščiuose parašyta. O tai tau galvoju dabar, čia tai naujiena. Sako, šventas medis, sako, jį vadina Krišna, arba dar hindi kalba people tas medis vadinasi. Sako, negalima, sako, joks prie jo nieko daryti, sako. Sako, eik už to medžio, toliau, sako. Tai vat, tokie įdomus dalykai, tu sužinai kiekvieną dieną kažko naujo, eidamas su Sadu piligriminiu keliu.
Sako, jeigu nori galėjai išlapinti, sako, bet tu užsitrauktum nemaloniai, turėtum problemų. Bet tos problemos šiandien vračiai labai greitai ateina, nes turi pakankamai protą valdyti, kad neprisigalvot kažkokių kvailysčių, o jau nekalbu apie veiksmus, nes labai greitai gali gauti to veiksmus. Tai protą kartais suvaldyti labai sunku. Sutemus apie 8 valandą atėjome čionai pas Bržebasius vėl į svečius. Pakvietė mums ant vakarienės, ant nakvynės. Dabar gamina moteris troškinį. Kepa ročius. Vat, nes atėjo piligrimai, tai jie laimingi yra čia. Kaip aš sėdžiu toliau atsisėdęs, darau šitą įrašą, tai per mane praėjo šeimos ten narių 3 ar 4, tai visi pasveikinu, radai. Tai turiu atsakyti, radai šiam. Ir nenori išreikšdami pagarbą, daugumą prieina ir liečia tau kojas, taip išreikšdami tau pagarbą. Nors jie Bržebasiai, bet vis tiek tai išreiškia pagarbą. Nors tu baltasis, bet eini piligrimų keliu kaip piligrimas. Tai kad nosis neužsiriestų visą šitą pagarbą, kurią man išreiškia, aš persiunčiu savo dvasinę mokytoją iš Sibiro Donatai с вами, kad per mane tiesiog būčiau kaip landininkas ir tarpininkas neužsilaikytų. Tai va tokia nuostabi diena, tiek visokių gauni pamokymų kiekvieną dieną. Ir kažką naujo sužinai. Visiems linkėjimai jums. Jai Šri Radai.